turbūt čia ant scenos esu tam, kad papasakočiau tiek praktiškų dalykų. Kas čia atėjo išgirti praktiškų dalykų, kaip dirbtinį intelektą panaudoti? O, liuks. Tai aš apie praktinius dalykus, sudėtingesnius, mažiau sudėtingus, bet tai, ką galite jau šiandien išsinešti ir naudoti. Tai, galime mano skaidrės? O, skaidrės yra. Kaip dirbtinis intelektas transformuoja pardavimus, didina verslo produktyvumą. Girdėjom apie įrankius, girdėjom, kad reikia turėti strategiją. Įsivaizduokim, kad mes turim produkto strategiją, turim gerą produktą, patinė eilutė, viskas gerai, bet norim, kad jinai ir toliau būtų tokia gera. Tai ką galima padaryti šiandien dienai naudojant dirbtinį intelektą? Apie mane trumpai. Mantas Kapočius, IT backgroundas, 15 metų IT srityje, nuo privataus sektoriaus iki viešojo sektoriaus, iki didelių organizacijų tarptautinių. Pastaruosius 6 metus esu versle, kur esu kelių verslų bendrasavininkas ir vadovas. Esu taip pat mentorius su organizacija Women Go Tech, padedu moterim ir merginom ateiti į technologijų pasaulį ir tą patirtį, suprasdamas, kaip sudėtingus techninius dalykus galiu papasakoti lengvai ir perduoti juos lengvai, tą ir darau. Taip pat esu lektorius, vedu mokymus. Skaičiavom per praeitų paskutinį pusmetį, apmokėm virš 2000 verslo savininkų, savo srities specialistų, būtent kaip dirbtinį intelektą praktiškai naudoti savo versle. Tai praktiniai dalykai ir lektoriavimas atrodo visai įdomi veikla, man patinka kalbėti ir galvoju, tam tikrą prasme aš ir esu savo paties apribojimas, kad aš esu vienas, negali būti Mantas 2, Mantas 3, Mantas 4, o ar tikrai negali? Šiais laikais gali. Let's travel through different languages, and I will show you how AI can understand them all. Con IA aprenderás a hablar un idioma en un abrir y cerrar de ojos. Ou peut-être que vous préférez dire bonjour. A może wolisz powiedzieć cześć? Konnichiwa, no matter where you are, AI helps you speak and stay productive. Klausimas, kuris tikras? Šitas ar tas? Tai čia avataras. Vienas iš avatarų, šis kalba 29 kalbom. Ir aš jį galiu naudoti prezentacijose ten, kur man reikia.